Taigi, sveiki vyrai, Ekspedicija klubas. Esam, kur mes dabar esam, papasakokit ir ką mes čia ragaujam. Šiuo metu ragaujame beskanės vokiečių pastate senovinėm iškeptas picas. Architektūra visa išlikusi senovinė, viskas labai gražu. Taip, ruošiamės ekspediciniai. Kur mes vyksim, Juliau? Gali trumpai tokią santrauką? Į koncentracijos stovyklą, kuri yra Matysių kaime. Buvo iš pradžių vokiečių, paskui buvo naudojama rusų. Labai įdomu Lietuvoje apžiūrėti. Taip, ilgiausia Lietuvoje beje. Ilgiausia Vilnius. Tai ką, skanaus? Į Rusnės salą ir apžiūrėti Skvernelio estakadas. Skanaus. Krokliai, cementas, stiklas, kažkaip dirbtuvėje. Jo, reikas kažkokio gero. Matikų lagerio karceris muziejus. Realiai kaip prasidėjo viskas. 39 metais, iki 39 metų, čia buvo po 33 metų skilimo, šitą kraštą prisijungė Lietuva. Tai čia būtent Macikos apsistojo 7 pėstų pulko Burtigridžio dalinys. Ir čia įrengė, sakykim, praktiškai šitoje dalyje, bent jau įrengė savo kreivines. Tai Čia tai namai, kur globos namai. Tai irgi identifikuoti neįlastų sovietinio laikotarpio nebūdavo tokių žetonų. Iš vokiško laikotarpio kažkiek yra sąrašų, bet irgi. Stentas, aišku, keli dar radiniai kasnimo, kaip ant padaugotų muziejaus. Tai sakykim, tokios vilos čia pat ką. Tai mes ten galėjome. Ant tos upės gali užsirauti, pusę upės matai tos. Jeigu važiuotumėm į kitą pusę, tai prie pat Kaliningrado išvažiuoti. Ten rusų. Jie ten vandenį patruliuoja, čia kontrabanda per čia. Markizas Karabasas. Jo, čia tiesiai. Ką čia nužiūrinėjat? Įdomi labai ekspozicija, kuri yra istoriniai Klaipėdos Mėmelio stoty. O tai mes ne prieš Švyturį atvažiavom? Ką?
Jo, iš seno švyturio miesto. Aš O tu galvočiau, tiesiog iš kur čia atvaręs tu? aš atvariau iš Lietuvos ir galvojau, švyturį pamatysiu, kai šviečia. Jo, Rodo man panašu į kelią, šitą. va, paėmiau žemėlapį. Paklausė, ne šitos moters, Žemėlapį ėjau kur čia paklaust. eit. Bet nieko nesako, žiūriu, kad ne ten atvažiavau. Va, žiūrėk. Kur mes čia eisim? Rewind the bunker. Escape bunker. Juliu, kur čia eisim mes? Hitlerio bunkerį. Šitlerio pas Führerį eisim. Gali būti to, kad biškį bombarduos, kad Lenkai, man atrodo, ruošia prieš lėktuvinį tokį. Mes truputėlį sveisim slėptis. Gavom nurodymą iš vyriausiųjų vado. Informacija nutekėjo ir gavom tokią žinią, kad reikia slėptis. Eisim, pasiėmėm visus svarbiausius daiktus, va, kaukę, laikrodį, telefoną, Fleškutė. fleškutę ir, žodžiu, bandysim slėptis. Gerai, išgyventi. žiūrėsim, kas čia bus. Ką, nu što, let's go. Einam. Kaukių nereikia kažką. Reikia. Geriamas vanduo. Čia jums. Dėkui. 8. Gali būti, kad nuo viršaus ar nuo pačios. Ai, palauk, reikia ant linijos, va čia ves, aš vedžiau ant čia, žinai. Nu, palauk. 4, 5, 8. Pataikė, matai? Ir aš kaip gerai galvoju. Galvojamės, va, žiūrėk. Sauliuk. Matai? Reiškia pataikėm. Vokas prasidėti juodi pinigai, trauk skaityti. Gerai, kas parašyta. Spalio 5 vidurdienį prasidėjo Raudonosios armijos puolimas Klaipėdos ruože, nors mes su 5 divizijomis Taip, šitą mes skaitėm šiandien. Bandėme kontratakuoti, tačiau nepajėgėme atsilaikyti, todėl šiuo metu užimami beveik visi Žemaitijos miesteliai. Privaloma iš naujo peržiūrėti šios vietovės planą. Va, Antkoptis, Gargždai, Vėžaičiai, Mėmelis. Gal išsirašyt? Rašyk. Tai čia mes tik pirmą užduotį dar padarėm. Taip, yra 10. Antkoptis. Yra žemėlapis. Palauk, toliau. Gerai suvidai, po tas padė 4, palauk, 4, 1, 2 paėdėjo tą pasakyti. Nu, bandyk. O, 4. Tai pasuk 3 stovi dar jo, suk. Na? Palauk, 4, 1, 2, 7. Palauk, pažiūrė, 4, 1, 2, 7. Dėda? Sudarė, va. O, sudarė. Na, antra užduotis. Žiūrėk toliau. Čia nuvalyti kažką reikia. Palauk, galim kaukę nuimti, manau. Čia nuvalyti reikia kažką. Kažką nuvalyti, ne? Nieko nėra daugiau, ne? Gerai, ne, imam šitą. Imk šitą, kažkam bus panaudot. Kažkokie bus toliau lenta. Bėgam! Ne. Va, žiūrėk, čia lenta, va jau čia kažką reiškia. Žemėlapis. Pakrantės baterija. Baterijos surašytos visos. Memel, Nordmolė, Dangė, Liolien, Götze, Höfen, Švansriukė. Žiūrėk, čia dar yra vienas Tai šitas. va, dabar reikia čia kažką padaryti, kodas čia sužinoti. D. Va, 5. Kodas bus. Gerai. Kažką atrakins. Einam. Prožektorių turėjo. Jėga palikti. Vyras nori išeis įneštinti. Always break down! Davai, davai. Break down. Bet argi. Tikrai Bet šviečia, pažiūrėk. šviečia. B, paskui F. Aha, kur tas, kurio žiūrės? Čia. Va šitas, va čia, kur B. Čia kur B, žiūrėk. Tai Vicekų šviečia. Tiokai. Ką? 3 yra? Kur? Na gerai, o kuris 3, iš eilės? 4. Žiūrėk, aš nežinau. Va. Ei, skaityk. Va.
Skaityk tą knygą, va čia. Pirmas yra. Tau kas ten parašyta? A, nuo kurio žiūrėti. Panašiai. Nu ką, Hebra, kaip escape roomas? Escape roomas liuks. Visiems rekomenduojam. Eduardai, pasakai, kodėl nepabėgom iš pabėgimo kambario? Kodėl žuvom nelygioj kovoje? Nes bombų buvo užminuota. Įsijungė sirenos, prasidėjo panika ir... Akiai nieko nematė. Skanaus, Hebra. Nu ką, labas rytas. Kur mes čia važiuojam dabar? Aš šiuo metu esam Tenai. O kas dar Klaipėdoj? Tenai. O jo perkeloj kelsimės prieš kelt. Smiltynę. Žmonių srautas nemažas. Žuvėdras Kaip priklauso visą laiką kava. Rytui. You give, we give. Ką ten spaudai? Dar Knapkytės. knapkytės. Vėliavą galiu padaryti. Žmogus vėliavą ir iškelti. Na, Juliau, kaip vertini Klaipėdos muziejus? Labai gerai, tik tai, kad įžymaus žmogaus gimtadienis sugadina visą lankymo muziejaus. Iš prašymų, sakė, nesiartinti daugiau. Užrakino, sakė, ko čia tie. Pižonai pardavė. Pižonai prie raudono kilimą nevaikščiokit. Nevaikščiokit. Toks įžymus žmogus. Nėra kada čia su jums po Jo, muziejus vaikščioti, čia yra Bilietus šventės, ir reikia eikit švęsti. namo. Eikit namo su tais bilietais. Na, taip. Toks yra va, Lietuvoje kultūrinimo lygis. Lygis jo Lietuvoje. Vieną muziejų atvažiuoja, sako, ko čia atėjot, ką čia veikėt, ko norit. Kitam sako, čia įžymus žmogus švęs gimtadienį, eikit namo. Kitam perlaidus tai karstai Jo, yra Karstai neužkasti, valiojasi vidury lauko. Tai va Lietuvos kultūros lygis. Kultūros muziejų ir kraštotyros reportažą galima. Lietuva kultūros, kaip ten sostinė vadinasi, Lietuva. metai kultūros sostinės. Kultūros išdraskymo sostinė. Tai vat, Žmonės vieną kartą sušaudė, užkasė ant kelio, kitą kartą iškasė ir nebeužkasė daugiau.